Metai baigėsi ir mes, žinoma, galvojam, kokie tie metai buvo ir kokie ateinantis bus. Daug prognozių ir be abejonės šventasis raštas mums irgi šiandien girdėjom kalba apie paskutinį teismą. Ateis laikas ir mūsų gyvenimas baigsis. Štai meldžiamės ir aukojam mišias už mirusiuosius, jų gyvenimas baigėsi. Ir be abejonės kiekvienas mes stosim prieš Dievo teismą. Ir šiandien mums Evangelijoje tam tikros nuorodos yra pateiktos, kurios kalba apie Dievo teismą. Taigi apie tai, ką mes turėsim daryti, kada susitiksim su Viešpačiu. Keletas tokių įžvalgų, kurios galbūt jūs ir netkreipė dėmesį, bet tikrai labai įdomios. Prasidėjo pasakojimas, šitas palyginimas tokiais žodžiais. Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimą šalį, atidavė tai, ką jis turėjo kitiems, savo turtą, tai, ką turėjo patį brangiausią, jais pasitikėjo ir atidavė tai, ką turi, kad jie naudotųsi tuo, ką jis turi. Vienas žmogus. Paskui, suprantat, yra skirtumas. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas. Ne šiaip savo vienas žmogus, bet šeimininkas, Kyrijos arba viešpats. Tai suprantat, jau tame pasakojime mums atsiskleidžia, apie ką čia kalba eina. Vienas žmogus, taigi Jėzus, kuris atėjo pirmą kartą, kuris numirė už mus visus, tai jis, kaip, tarsi žmogus, tarsi toks nepažįstamas, tarsi kažkas tokio labai paprasto. Ir daugelis žmonių, Jėzų ir vertina taip, kažkas tokio. Nelabai reikšmingo ir nelabai būtino ir ką nereikia kreipti dėmesio. Ypatingai tie, kurie tolėliau yra nuo tikėjimo ir nuo bažnyčios. Bet suprantat, mūsų tas susitikimas bus su Dievu, su juo, kaip su Viešpačiu, kaip su Dievu, kuriam mes turėsim duoti ataskaitą. Ir tada bus visiškai aišku kita kalba. Tai viena, kad mes, nepakankamą dėmesį turbūt kreipiame į Jėzų, o su juo susitikti reikės, neišvengiamai. Antras dalykas, kas yra tekste pasakyta. Žinot, paskutiniajam teisme arba kiekvieno mūsų tame teisme, kuriame būsime prieš Dievą, jis mūsų klausinės. Ir reikės tau duoti ataskaitą, pačiam pasakyti. Kad, aišku, mes nežinom, kaip ten reikės pasakyti, bet iš esmės yra parašyti, kad tavęs paklaus, štai daviau tau tiek talentų, daviau tau tai, o tu ką su tuo, ką gavai, ką tu padarei. Ir turėsim suktis. Suprantat, turėsim suktis pakankamai. Aišku, Dievo šviesoje yra tiesa. Mes čia, kada reikia duoti ataskaitą, mes, žinot, galim visai pasakyti, nepasakyti, daugiau kažką pabrėžti, save iškelti, įvairias aplinkybės. O ten turbūt ta tiesa bus ir mes turėsim toj tiesoj viską išdėstyti, kaip mūsų tas gyvenimas klostėsi. Kur mes dirbom, kur nedirbom, kur įsipareigojom, kur buvom tinginiai. Tame pasakojime labai gražiai taip atskleidžia, ne? Sako, 5 talentai, 2 talentai ir galiausiai 1 talentas. Tas 1 talentas nėra mažai. Tas 1 talentas pagal ano metų skaičiavimus buvo 20 metų darbo. Per 20 metų daugmaž galėjai uždirbti 1 talentą. Nemažai, ne? Ir jis sako, mažuose dalykuose buvo ištikimas. 2 talentai, 5 talentai, ne? Tai duosiu daugiau. Įsivaizduojat, jau čia mums irgi pasako. Jeigu tu buvai ištikimas šitoj žemėj, tai ką gavai ir teisingai naudojai ir investavai ir
tada, kaip sakant, tau patikės žymiai daugiau, didesnius dalykus. Kas tie didesni dalykai, mes irgi negalim suprasti, bet bus tai daugiau negu tai, ką gaunam šitame gyvenime, irgi mes gaunam tam tikrus talentus ir kiekvienas gaunam. Truputėlį dar vienas žvilgsnis į tą, kad sakė, pavedė jiems savo turtą, davė savo turtą. Ką tai reiškia? Ką davė? Kas tas talentas? Mes kartais galvojame apie tą talentą, kiekvienas turim tam tikrus talentus, įvairius talentus turim. Ir aišku, juos išskleidžiam per gyvenimą. Turim talentus, davė. Ir galvom, kad tai yra, čia Dievas ne prie ko. Davė talentus ir tuos talentus turim naudoti. Ir kartais tikrai žmonės yra ypatingų talentų, ypatingais talentais apdovanoti ir jie, tikrai ypatingą turi gyvenimą. Bet čia truputėlį daugiau pasakyti, dėl to, kad tas žodis pavedė arba davė yra tas pats žodis, kuris yra šventajame rašte parašytas, kad, pavyzdžiui, tas pats žodis, Pilotas atidavė Jėzų nukryžiuoti. Arba kada Jėzus ir sako, Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Tas žodis, kuris naudojasi, pasak biblistų, yra tas pats ir reiškia, kad Dievas duoda kiekvienam, aišku, talentą, gebėjimus tam tikrus, bet taipogi galimybę gyventi tą dievišką gyvenimą, dvasią. Kaip Jėzus, jis irgi atidavė save. Tai reiškia, iš esmės reiškia meilę, ne? Kada mes kokį nors talentą turėtum, patį mažiausią galbūt, pats prasčiausias darbas, koks gali būti, nors kiekvienas darbas yra, tikrai ypatingas darbas. Bet jeigu taip vertinam žmogiško žiūrėjimo, ne, tu turi atiduoti save. Kada sėdi kasoje, ne, Maksimoje ar kur nors kasininkas, tas darbas toks atrodo sunkus, paprastas, bet jis vis tiek atiduoda save, dirbdamas atiduoda save. Ir gali neatiduoti savęs. Mes visi žinom, kaip sakant, kaip mes dirbam. Tai atiduoti save. Kada gyvenat šeimose, mylit vienas kitą, atiduodat, aukojat save. Tai yra dieviška tokia gyvybė. Mums suteikta kiekvienam. Dieviška gyvybė. Davė tą. Ne vien tai talentas, tu kažkoks ten rašytojas, kažkoks ypatingas dailininkas, ten gali viską daryti, režisierius, o dar kažkas, toks visi žiūri tave, ten visą kitą. Ne. Taip, tas irgi talentas, bet mes gaunam tą gebėjimą mylėti, gebėjimą aukotis ir tai gaunam iš Kristaus. Tai, ką jis turi, jis atėjo, visą tai pasakė ir mums yra aišku, kas yra Kristus, ką jis mums padeda ir kad mes turime aišku mylėti kitus žmonės, atleisti, pakęsti, būti kantrus, daug ką mes žinom ir kaip mums tai pasiseka gyvenime įgyvendinti, išpildyti. Toks ir džiaugsmas, ar ne taip? Kada jūs šeimose gyvenat ir aukojatės vien dėl kitų, jūs gyvenat ir džiaugiatės, ir mylit vienas kitą, ir niekas jūsų negali veikti. Tai jūs turit meilę, jūs dalyjatės. Tai nėra paprasta. Arba darbe kokiam nors mus nuvargina darbas, bet mes vis tiek su meilė dirbam šitą darbą. Ne? Ir štai tuos talentus, kuriuos Dievas mums davė, mes išnaudojam. Ir tada, kada nueisim į amžinybę, sakysim, gavau tokį talentą, aš stengiausi, žiūrėk, čia dirbau, čia viskas buvo. Ir tave prisiminiau, ir Dievą, ir tau laikus skyriau, ir visą kitą. Ir meldžiausi, ir panašiai. Buvai mažuose dalykuose ištikimas. Štai tau dideli dalykai. Štai tau dangaus karalystė. Matot, kaip tai yra susiję. Mes taip galim truputėlį, skaitydami šitą tekstą, pažvelgti tai. O toliau apie tą, kuris gal vien talentą ir užkasi. Čia yra toks jau sunkiausias momentas paaiškinti.
sunkiausias momentas paaiškinti. Ką galėtume pasakyti apie tą? Žiūrėkit apie tą, kuris gavo 1 talentą. Sako jis, sako, aš žinojau, kad tu toks ir toks, ne kietas, reiklus ir panašiai. Aš žinojau. Ką tai pasako? 2 dalykus pasako. Žiūrėkit, kaip yra. Kada mums kas nors, užduoda darbą, kokį nors dirbti. Ir mes to darbo dirbti nenorim. Kaip čia įsisukti? Ir tada ką? Visą atsakomybę sumetam ant to, kuris mums tą darbą uždavė. Tu to nepasakei, tu to nepaaiškinai, aš nesupratau, aš nežinojau. Iš esmės mes, suprantat, apkaltinam tą, kuris mums aiškiai nenurodė, kaip reikia dirbti. Tu esi toks ir toks. Ir aš tada taip pagalvojau ir tą talentą užkasiau arba panašiai. Iš tikrųjų, tokia tendencija turi daug žmonių, kurie nėra sąžiningi, kurie nori išsisukti iš darbo. Vienas dalykas tai yra. Antras dalykas yra, kad suprantat, mūsų tikėjimo gyvenime mes turim tam tikrą susikūrę Dievo įvaizdį. Aš žinojau Dieve, kad tu toks ir toks esi. Kad tu esi toks geras, kad iš vis nieko nereikalauja. Aš galiu daryti, ką noriu, aš galiu gyventi kaip noriu, aš galiu tave nekreipti dėmesį, aš galiu nelankyti bažnyčios, aš galiu nesimelsti. Ir vis tiek viskas bus gerai. Aš žinojau. Arba atvirkščiai, kad tu esi per daug griežtas, kad tu ten viską skaičiuoji, per daug mane slegi ir taip toliau. Tai žinot, susidarom tam tikrą supratimą apie Dievą, kuris nėra tikras. Mūsų įsivaizdavimas nėra tikras. Kodėl mūsų supratimas apie Dievą nėra tikras? Todėl nėra tikras, kad mes su juo nebendraujam. Nerandam laiko bendrauti ir jis negali būti tikras. Kada mes vieni su kitais nesusitinkam ar nebendraujam ir mes matom žmogų. Žmogus yra toks ir toks. Ir mes galvom, jis toks ir toks. Ir tada mes padarom tokią išvadą. Tai kada nėra bendrystės, mes nepažįstam Dievo. Ir tada, kada jo nepažįstam, susigalvojam savo kažkokias išvadas. Kad jis yra toks ir toks. Jos nėra kas be ko teisingos ir mes suklystam. Ir tada, kada reikia tos talentus, kuriuos gavom iš Dievo, išnaudoti teisingai, mes jų nepanaudojam teisingai. Dėl to, kad, suprantat, nežinojom, koks tas Dievas ir ką iš mūsų jis reikalauja. Dėl to bažnyčia kviečia visada, rasti laiko maldai, rasti laiko lankyti bažnyčią, dalyvauti šventosiuose mišiuose, priimti sakramentus, kad tu su Dievu susipažintum, kad su juo bendrautum ir kad žinotum, kas jis toks yra. Nebereikalo šitas pasakojimas mums yra pateiktas, kad irgi mes su Dievu truputėlį tą kontaktą turėtume ir žinotume, kas ten bus, ko reikės, kaip reikės daryti tame paskutinėme teisme, kuris, aišku, kiekvieno iš mūsų laukia. Tai Dievas, kuris, aišku, pareikalauja tos ataskaitos. Ir paskutinė mintis, dar sunkesnė, nes sako, kad nieko nepadarė, tai ką pasakė jis? Tai sako, atimkit tą talentą, atiduokit tam, kas turi, o tą išmeskit į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Čia jau, žinot, pedagogika, tikėkimės, kad Dievas naudoja. Kas yra mokytojai, žinot, kokia yra pedagogika. Vaikus reikia sudrausminti. Nes jei nesudrausminsi, jie, suprantat, visai jau nebeklausys. Tai turim pedagogiką naudot, kad jei nedarysi, nesimokys, bus taip ir taip ir taip ir taip. Tai gal čia tokia Dievo pedagogika yra, tikėkimės, nes čia žodžiai yra griežti pakankamai. Kas čia gali žinot, kaip tos talentus mes išnaudojame, ne? Ir tokia palieka tokioje abejonėje. Viena vertus. Kita vertus, suprantat, aš taip pagalvojau, mes visada, neskaitant mūsų tokio tikėjimo, praktikavimo ar panašiai, savo tikėjimo, vis tiek kažkokių gerų dalykų padarom. Pavyzdžiui, karas. Vyksta karas, ne? Ir žudo žmonės. Vieni kitų žudo. Ir žiūrėk, tas, kas gina savo tėvynę, jis
atiduoda savo gyvybę. Kartais turbūt už savo draugus eina ten ir nebijo, atiduoda savo gyvybę. Jis irgi aukojasi. Jis irgi myli. Atrodytų, ta situacija yra pati blogiausia, kokia gali būti, karas, žudynės ir panašiai, bet vis tiek ir tokioje situacijoje žmogus gali aukotis, gali dėl kito save atiduoti. Ir tai yra ne šiaip savo, o iš tikrųjų, kilnus save troškinti. Tai mes negalim apibrėžti ir žinoti, kas tą talentą išnaudojo, o kas jį užkasė. Bet Dievas vis tiek sako, pavojus yra ir todėl atkreipkite į dėmesį. Ir paprasčiausiai, aišku, mes turime irgi klausydami arba skaitydami šitą vietą Evangelijos pagalvoti, gavau talentą, kaip jį išnaudoti. Ar užkasiau, ar iš tikrųjų jį išnaudoju. Jeigu išnaudoju, ačiū Dievui. Atsidūręs teisme, turėsiu Dievui ką papasakoti, jog aš tikrai juo pasitikėjau ir tai, ką gavau, stengiausi gyvenime atiduoti kitiems žmonėms. Amen.